Justai, žiūrėk į kamerą, prašau. Labas, aš esu Tomas, o čia yra Justas. Ir šiandien mes esame paminėjime 20-mečio Baltijos kelio. Ir visai įdomu, kad tiek daug žmonių yra iš Lietuvos susirinkę. Ir vat, Justai, ką galvoji apie šios dienos susitikimą čia nais? Man atrodo, kad susitikimas tikrai vykęs, nemanai, Tomai? Jo, labai super, tikrai. Lietuviška muzika background'e groja, tai tikriausiai parodo visą, kaip pasakyti. Dėl Ainio kai kurių dainų tai abejoju, ta prasme, labai gerą pją daro Lietuvai. Jo. Nes ten rusiškų žodžių, man atrodo, yra nemažai, ne? Jo, jisai sakė, kad biškai paminėjęs, jo, keletą dainų buvo tokių nelabai į lietuviškumą, nes šiandien rusiškų dainų kaip ir neturėtų būti čia nes. Jo, bet šiaip, man atrodo, renginys tikrai vykęs, visi patenkinti. Jo, labai super, tikrai. Pasibūt kartu, ką žinau, visi sueina, pasisėdėjo, pakalbėjo. Va, kaip matot, ir čia nais grupuotės, lietuvių grupuotės renkasi, geria. Lietuviai linkia turėti vietoj vieno didelio stalo 10 mažų stalų. 10 mažiukų, bet gerai. Ne, tikrai labai buvo faina ir ačiū visiems lietuvačiams, kurie čia susirinko. Ir tikėsimės dar kada nors pasimatyti kartu čia nais. Ką jūs tai? Man be galo malonu matyti Šiaulių salą, Kauno salą, Klaipėdos salą. Muštynės dar nevyksta, bet galų gale mūsų kultūra vystosi. Valio Lietuvai. Ačiū labai. Viso geriausio. Iki.